Tai malonu šį vakarą su jumis čionais būti ir pasikalbėti tokia tema apie tobulėjantį lyderį, nes iš tikrųjų vienas iš momentų yra labai svarbus, kad tam, kad mes kalbėtume apie tobulėjantį lyderį, turime pirmiausia savo patys prisipažinti, kad mes esam lyderiai ir tą įsivardyti. Nes negalim kalbėti apie tobulėjantį lyderį, jeigu sakau, kad ai, tai ne, aš ten tik tai biškį padedu, ai, ten aš tik truputuką ten susirenka žmonės, pravedam kursą ir taip toliau. Ne, kiekvienas iš čionais jūsų esantis turite lyderystę, jūs esate lyderis. Kitas klausimas, kaip išeina, ar geriau, ar blogiau. Tai čia jau įvairios gali būti situacijos, mes galim būti skirtingais laikotarpiais, skirtingi lyderiai, bet vienas esminių momentų tai yra, kad mes būtume tie lyderiai, kurie siekiame tobulėti ir eiti į priekį. Dėl to šiandien čia ir šnekamės. Ir noriu pradėti nuo tokio įvaizdžio, kuris mums padėtų susivokti, kurgi mes kiekvienas esame šiandien. Tas įvaizdis yra toksai, yra ratukas ir jame žiurkėniukas. Ir kuris tau taip bėga ratukį, ar ne? Tai žiurkėniukas padeda ratukui bėgti, ar ne? Taip gali būti. Ir man labai atrodo, kad šitas įvaizdis labai dažnai daugam iš mūsų tinka, todėl, kad yra rūpestėliai ir mes jais nuolat rūpinamės. Nu ir sukam tokią rutiną, nuolatiniai rūpestėliai. Rūpestėliai, alfa kursą susirenka visi, išgeria arbatos, paklausome kursą ir tada einame į diskusijų grupelės ir taip toliau. Bet toks ratukas bėga, ne? Gali būti kitoks vaizdelis, kad ratukas taip jau įsibėgėjo, kad žiurkėniuką jau pradeda nešioti į visas pusės ir ratukas jau savaime bėga, o žiurkėniukas tiesiog trankosi tame rate, nes jau nebesuspėja bėgti kartu su ratuku. Noriu, kad jūs užduotumėte savo klausimą. Kas aš esu šiandien? Ne vakar, ne užvakar, ne rytoj. Šiandien čia prisijungęs. Ar aš esu tas, kuris bėgu ratukį? Ar aš tas, kuris jau trankausi ratukį? O galbūt aš nesu ratukį. Galbūt aš esu tas, kuris nesu įsivėlęs į kažkokią tai rutiną, bet bėgu takais, o ne ratais. Tas pirminis jausmas dažniausiai, kuris ateina, būna teisingiausias. Arba kaip tik, ne, jau aš tikrai nebėgsiu. Bet kokiu atveju, kas yra svarbu? Kas yra svarbu, tai kad mes kalbam apie tų ratų, arba vadinkim dar kitaip dažnas žodis, burbulų suplėšymą. Pavyzdžiui, socialinių burbulų, visi mes sakom, norime išsilaisvinti iš tų socialinių burbulų, kad jau pasiektume ir tuos žmonės, kurie nėra mūsų ratuose. Tai taip ir iš tam tikros kasdienės rutinos, kasdienio kurso tokio nuolatinio ratuko bėgimo mes norim išsilaisvinti, kad mes galėtume kažkaip plačiau pasiekti, kitaip padaryti. Ir kasgi padeda tai padaryti? Pirmiausia, jeigu jums kyla tokie klausimai, kad man reikia kažkaip kitaip paieškoti, o ne ratukį būti, jau yra ženklas, kad jūs norite tobulėjimo, savo kurso tobulėjimo, ar ne? Ir būtent lyderis ir yra atsakingas už tą tobulėjimą. Tas, kuris imasi iniciatyvos, yra atsakingas už tą tobulėjimą, už tą, kur mes einam. Ir kai mes kalbam apie tą tobulėjimą, tobulėjimas yra labai abstraktus žodis. Bet kai mes pradedam kalbėti apie, pavyzdžiui, čia labai konkretus atvejis, mes esam visi kurso vadovai, ar ne? Ir kai kalbam apie tobulėjimą, tai sukonkretinkim, kas tai yra kiekvieno atžvilgiu. Tai yra tokia, žinot, vizija, kuri mus užkuria. Vizija, kuri mus užkuria. Aš dar kitaip tai vadinu
ikona, vaizdas, kuris netitinka šiandienos realybės, mes dar taip nedarom, bet aš norėčiau, kad šitai būtų. Norėčiau, kad šitai būtų. Labai gerai, jeigu įvyko kursas ir mes esame juo patenkinti. Labai gerai. Super, sveikinu. Bet mūsų kaip lyderio atsakomybė kyla klausimas, o koks yra tas vaizdas, kurį aš matau prieš savo akis, kuris mane paskatintų dar eiti į priekį, padaryti dar kitaip. Nes iš kur atsiranda rutina, kad darau taip pat, jau viską žinau, ai čia ir taip gerai sekasi, ai žmonės susirenka, nu čia viskas normaliai, komanda ir taip gera, bet šitie visi nupiešia tokią pat vaizdą, kokį mes jau turėjom. Reiškia, tobulėjimas nevyksta. Ir kur gimsta tas vaizdas? Jis gimsta dažniausia pačio lyderio viduje. Mano galvoje jis turi gimti. Tam, kad aš galėčiau pasidalinti tuo vaizdu su kitais. Ir nebūtinai tai turi būti pakeisti alfa kursą iš esmės. Ne, aš kalbu apie paprastus žingsnius ir dalykus. Pavyzdžiui, jeigu mes visą laiką ten duodam sausainių ir arbatos alfa kurso metu, man gimė vaizdas, kaip ateinu ir visi valgo alfa dalyviai vakarienę. Įsivaizduokit. Nauja ikona, ar ne? Nauja labai paprastos tarnystės ikona, kuri atsiranda. Gražus vaizdas, kuris mane uždega, ar ne? Tai šiaip tai šitą vaizdą aš mačiau ne kur nors kitur, pas Ramintoje nuėjau, pamačiau ir galvoju, bet tas vaizdas, kuris gimsta tavyje, ir tu galvoji, o galima šitai padaryti. Tai mes kaip lyderiai esam atsakingi už tos ikonos turėjimą prieš savo akis. Skirtingose tarnystės dalyse, ar tai būtų užtarimo malda, ar tai būtų šlovinimas, ar tai būtų dekoracijos, ar tai būtų maistas. Tai, kas mus pačius uždegtų, ar ne? Kur tu pasižiūrėtum ir pats pasakytum, o fainai būtų va šitaip pat padaryti. Be abejo, tas reikalaus daugiau darbo, daugiau jėgų. Bet tai yra priešnuodis ratukui. Nes jeigu ateini į ratuką, anksčiau ar vėliau patapsi besitrankančių žiurkėnų ir anksčiau ar vėliau būsi jau išmestų žiurkėnų iš ratuko. Tai yra priešnuodis, ar ne, eiti į priekį ir žiūrėti, kas tiesiog uždega mano širdį. Kas yra jėga. Ir čia yra tas vaizdas, tas nuostabus vaizdas prieš mūsų akis yra tas parakas, kuris mums duoda tuo pačiu ir energijos, ar ne? Ta daryti. Jeigu aš tiesiog sakau, nu tai padarykim kitaip, tai tada visi sėdi ir ima tas jėgas, o tai kas tas kitaip, ar ne? Bet jeigu tu turi vaizdą prieš savo akis, tai tada jau nebeimi iš kitų energijos, sakydamas, nu, ką čia mums reikia sugalvoti, net juos užkuri nuo tos nuostabios ikonos, į kurią žiūri ir kad va šitaip galim padaryti. Ką daryti, jeigu niekas neateina į galvą, ką galim padaryti? Ir pavyzdžiui, kaip mes darėm tą kursą, o tai ką čia kitaip galima būtų padaryti. Tai labai paprasta, ką aš jau papasakojau jums, tai tiesiog eiti pas kitus. Susitikti su kitais, apsilankyti svečiuose kitų kursuose, eiti į seminarus, dar kokius nors kitus renginius ir nuostabiai kopijuoti, talentingai kopijuoti tai, ką jie daro ir pritaikyti savo. Aš atsimenu, kai mes buvom muzikos ir teatro akademijoje, mums labai dažnai reikėdavo rodyti kokius nors kūrybinius etiudus akademijoje ir labai kiekvieną savaitę ir būdavo klausimas, o tai iš kur gauti tiek idėjų, nes jau ten įsisemdavai visai. Tai mūsų dėstytojai sakydavo, eikit į parodas, eikit į spektaklius,
nes tik tai tokiu būdu, matant kitus, gimsta naujos idėjos. Matant, kaip kiti daro, mes galime sugalvoti kažką tai naujo. Jeigu mes užsidarysime, patapsime kaip netekantis vanduo. Mintys yra kaip tekantis vanduo. Jeigu jomis daliniesi, jos išlieka šviežios, įteka, įplaukia ir jų nereikia stabdyti. Bet tam mums reikia kitų žmonių ir kitų patirčių. Tad labai svarbu, kad mes, jeigu norime tobulėjimo, mes negalime pasilikti savyje. Aš suprantu, kad kartais norisi būti tokioje saugioje terpėje, kur pats viską sugalvoju, ar ne? Viską padarysiu, viską sugalvoju ir taip toliau. Bet pirmas klausimas, iš kur tai kyla, tas tik tai aš pats padarysiu, ar tai baimė, ar tai galbūt kartais gali būti ir puikybė, o jeigu aš tą nugaliu, ką aš laimiu? Eiti pas kitus ir bandyti, ieškoti, žiūrėti, ką galima dalintis vieni su kitais, ką galima paimti. Tai iš čia gimsta idėjos, iš nuolat to cirkuliavimo, dalyvavimo, buvimo. Tikriausiai viena iš priežasčių, kodėl čia ir esam, tai jau sveikinu su tuo. Ir kitas labai svarbus momentas tai yra papasakoti tuos vaizdus, kuriuos turit prie savo akis, tas kažkokius tai tobulėjimo žingsnius kaip kurso, ką galime dar padaryti savo komandai. Ta galima padaryti įvairiais būdais. Perduoti, užkrėsti tą savo idėją, mintimi komandą galima per kažkokį tai konkretų papasakojimą. Galima per dainą. Paleiskit dainą ir sakykit, mes norim tokios atmosferos, kad pas mus kurse būtų. Aš vardinu labai paprastus dalykus, bet jie labai veiksmingi. Paleiskit dainą, visi pasidainuokit, sušokit ir sakykit, taip turi būti mūsų kurse, kai priimam svečius. Arba pavyzdžiui, galite pasiimti kokią nors spalvą ir sakyti, mūsų kursas šiais metais yra žalias. Spalva yra gyvybės. Yra jaunystės, žydėjimo, kada visas kleidžiasi, ar ne? Ir viską padaryti, visas staltiesės žalias, balionus žalius, dar ką nors žalia, kad komanda užsikrėstų, kad mes esam šitam laikotarpį, šitame kelyje. Tai yra irgi svarbus momentas, kokiu būdu aš perduodu tą vaizdą savo komandai, kurį turiu. Kokiais būdais, labai paprastai, kartais vizualiais, garsiniais, aš galiu perduoti tai savo komandai. Ir kai kalbu apie tą ikoną, aš pasakoju apie tai, kaip tam tikrą parako šaltinį mums patiems, ar ne? Kad iš to susižavėjimo tuo vaizdu, kurį turiu savo galvoje, gimsta tas parakas jėga, kuris veda mus daryti tą kursą, ar ne? Bet kitas yra irgi labai keistas parako šaltinis, kurį, man atrodo, mes norim labiau padėti į šoną, negu juo pasinaudoti. Tai kaip mes kuo nors rūpinamės, esame atsakingi, dažnai tai mumyse kyla nerimas iš rūpesčio, o kaipgi viskas įvyks, ar viską padarysiu ir taip toliau. Ir man atrodo, kad labai dažnai mes tą nerimą, ką pabandom padaryti, tai tiesiog jį nuneigti, su juo kažkaip jį pašalinti, nusiraminti, kad tik tai jo nebūtų. Bet iš tikrųjų nereikėtų maišyti nerimo su tuo nesveiku stresu, kuris mus apima ir panašiais tokiais dalykais, kurie jau yra žalingi. Geras nerimo kiekis yra energijos šaltinis. Jis parodo, kad mums tikrai rūpi ir teisingai jį nukreipus, mes galime išnaudoti tą kaip tiesiog jėgą mumyse. Tai irgi vėl yra, kadangi turiu 20 minučių, tai negaliu daug plėstis visomis šitomis temomis. Bet duodu tam tikras temas jums, kur jeigu jūs norite, galite plačiau apie jas mąstyti, plačiau apie jas domėtis. Bet dėmesio, noriu pasakyti,
kad nerimas nėra blogas dalykas, jeigu jis jūsų neįvaro į stresą, ar ne? Ir kad tai gali būti energijos šaltinis eiti ir daryti tuos dalykus. Jeigu mes jo neblokuojam, bet nukreipiam į koncentraciją, į didesnės jėgų atidavimus, ne, kartais to prireikia. Svarbu jo nebijoti. Svarbu jo nebijoti ir teisingai nukreipti. Tai turim du dalykus, kurie mumyse generuoja tam tikrą energiją. Tai yra ta vaizdo, kurio nuolat aš ieškau, kaip galėtume padaryti geriau. Ir kitą dalyką, tai yra nerimas, kuris gimsta iš rūpesčio, ar ne? Nukreipus jį, tai irgi gali būti didelė energija, didelė jėga mumyse. Tai mes čia dabar kalbėjom apie tokį tobulėjimą, ne tik tai, kad savo kaip kažkokių tai savybių, bet mano kaip ieškojimo, kaip kursas galėtų tobulėti, kaip galėtume eiti į priekį, kas yra tie vedamieji dalykai ėjimo į priekį, ar ne? Bet vienas iš tokių tikrai ne ką mažiau svarbių dalykų, tai yra mūsų pačių tobulėjimo klausimas. Kaip mes, kaip lyderiai galime tobulėti. Yra įvairiausių technikų, įvairiausių būdų, kaip tą galima daryti, bet aš noriu išskirti keletą tokių svarbių minčių. Vienas iš jų tai, kad mes patys laike esam kintantys. Pavyzdžiui, tai koksai buvau prieš 10 metų, be abejonės nebesu toksai pat dabar, kaip man atrodė kursas prieš 10 metų, jis nebeatrodo lygiai taip pat dabar. Ir jeigu buvau vienoks lyderis anksčiau, pavyzdžiui, labai geras lyderis, tai nereiškia, kad šiuo metu aš būsiu lygiai toks pat dabar, ar ne? Nes vienas iš esminių momentų, kuris yra tai, kad tas savybės, kurias mes turime ir kurios, sakykime, yra mūsų kaip lyderio savybės, kažkokios labai geros, kurios mums padėjo vienu ar kitu laikotarpiu, jos gali dingti laike, o kitos gali augti. Tai kai mes kalbam apie tobulėjantį lyderį, tai bet kokiu atveju vienas iš svarbiausių momentų tai yra savęs atsisukimas į save. Ne vien tik tai į tuos darbus, kuriuos mes darome, bet į mane kaip asmenį su savybių rinkiniu. Nes lyderystėj visada reikalingos savybės, savybių rinkinys, kuris padaro mus autentiškais lyderiais. Ir todėl labai svarbu dienos eigoje tiesiog turėti laiką, mums krikščionims tai nėra taip jau sunku, dienos peržvalga jau į tą pusę eina, kur galim pasižiūrėti ne vien tik tai iš tos pusės, už ką Dieve aš tau dėkingas, ar kur ne taip padariau, bet kokios manyje savybės išsiskleidžia dienoje, kas manyje pasireiškia. Ką aš išleidau į šį pasaulį, darbe su komanda, įtraukiant ir savo asmeninį gyvenimą. Ir kartais būna, kad žmonės, kai paklausia, kokios tavo savybės būdingos, kai kurias iš karto išvardinam, šitas man tinka ir taip toliau. Bet kaip sakau, kaip šiandien susitikimo pradžioje sakiau, pasižiūrėkite į save čia ir dabar, ar savybės, kurias turėjau anksčiau, man šiandien vis dar yra tinkamos. Nes dėmesio jos gali pranykti. Jos gali pranykti. Pavyzdžiui, aš tikrai žinau, kad aš esu praradusi kantrybės savybę. Aš nuo vaikystės esu pasižymėjusi geležinę kantrybę, nes turėjau širdies problemų, kurių nieks nerado,
ir praleidau 10 metų ligoninėj, sėdėdama po 3-4 valandas eilėse pas daktarus. Ir aš turėjau geležinę kantrybę ir man tai buvo normalu. Aš per tą laiką svajodavau tenais, ten visokius scenarijus kurdavau, tikriausiai dėl to nuėjau į režisūrą, po to studijuoti. Bet kai dabar atsisuku į save pasižiūrėti, ir visą laiką sakydavau, kad kantrybė yra mano tas toksai, esminis momentas. Šiandien aš sakyčiau, kad man tikrai su kantrybė yra daug sunkiau. Tai kartais mus tam tikras savybės priverčia auginti aplinkybės, bet kai jos pasikeičia, tos ir savybės treniruojamos, jos nunyksta. Tai yra klausimas, koks aš kaip lyderis norėčiau turėti tas savybės, kokias jas turiu šiandien ir kurias aš norėčiau susigrąžinti. Tai ta refleksija kasdienė yra, man atrodo, pagrindinis to abstraktaus žodžio tobulėjimas dalis, bet per tai mes galim jau tada atrasti įvairiausius įrankius, įvairiausius būdus, kaip tą propaguoti, kur dar galiu augti, ką galima būtų primažinti ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas iš visų šitų punktų, ką pasidalinau apie viziją, ar ne? Apie viziją, ikoną tą, kuri mus uždega, duoda parako, apie tą nerimą, kuris yra sveikas ir mums duoda parako, apie ėjimą pas kitus, žiūrėjimą, idėjų, ieškojimą ir taip toliau. Ir paskutinį dalyką tai yra apie mūsų pačių peržvalgą, kokias savybės turim. Tai žvilgsnis į save ir buvimas su kitais, dalinimasis yra tikriausiai tie 2 pamatiniai dalykai. Žvelgti į save ir eiti pas kitus augti. Ir dalintis mintimis. Žvelgti į save ir eiti pas kitus. Tas nuolatinis toksai ratukas, kuris padeda kažkaip nepasilikti žiurkėno rate, bet eiti į priekį augant. Tai atrodo tiek.